Na ką, tęsim 6 dalį. Tiesiog gal ne visai tose vietose nukerpu, bet aš nenoriu daugiau negu pusę valandos, nes labai po to ilgai kraunasi. Tai tiesiog jau taip išeina, atleiskit man, taip jau išeina. Taigi klausom, ką toliau šneka. Mielas, pūkuotas, geras, mylintis, verkiantis dėl visų pražūstančių tauras. Ir ką kalbu aš? Šėtoniškos, demoniškos dvasios pilietis, kuris brolis ne brolis, kiršintojas ir visoks kitoks. Klausom. Tiesa, gali būti priskaldyti labai daug malkų. Dabar paskaitykime vėlgi iš paskutinių laikų, Mato 24:10, 10 eilutė. Štai viena charakteristika tikrai labai tinkanti šitiems laikams. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Čia tinka pasauliui, bet tinka ir bažnyčiai. Nu taip, kadangi, sakysim, ir visa bažnyčia yra gera, o tie, kurie didžiausia denominacija įsižeidusių ir išėjo iš jūsų, tai jie, vienu žodžiu, jau yra negeriečiai šitoj vietoje, pagal šitą Bibliją iš Tauro pusės. Nu, neblogai važiuojam, neblogai. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Dabar vienas iš momentų, kodėl šiandieną yra tiek daug ir taip yra saldu žmonėms būtent klausytis tų visokiausių kaltinimų, demaskavimų. Aš manau, kad daugelis yra įsiskaudinę ir įsiskaudinę ant Dievo tarnų, kaip ir tas satanistas, kurį paminėjau. Ant Dievo tarnų, Taurai, aš tiesiog, įsiskaudinę ant Dievo tarnų. Daugelis. Tie daugelis visi tokie idiotai, Taurai. Visi tokie nučiuožę stogais, ane? Bet didžiausia denominacija įsiskaudžinusių ant Dievo tarnų. Tokie visi neteisūs. O jūs tokie pūkuoti, švelnūs, geri. Ir tas satanistas, kurį paminėjau, jisai ką sakė, Taurai? Pažiūrim, Tai buvo bažnyčia, bet galiausiai kažkas jį įžeidė. Be abejo, yra tokių atvejų, vienas irgi buvęs satanistas, raganis, ir jie visi kalba, kad jie tapo tokie, galiausiai prarado tikėjimą Dievu. Aš sakau, man keista, žmogus tiki velniu, bet Dievu netiki. Tai tu nori pasakyti, Taurai, dar vis labiau, kad aš vis dėlto esu satanistas, ne? Dar taip manęs nieks nevadino, bet tu taip netiesiogiai, aišku, tu sakysi, aš to nesakiau, bet tu kur kreipi visą tai? Tugi kalbi apie vieną žmogų, kaip tu sakėjai, ne? Klausom toliau, jau man įdomu. Kaip gali velnias egzistuoti be Dievo? Tiesa? Vienas, čia labai seniai išklausiausi liudijimo, irgi lygiai taip pat jisai tapo raganium, satanistų, ir jie ateidavo netgi krikščionim tarnauti, sako, jie nesuprasdavo, kad mes ant jūs užleidžiame burtus. Sako, vienas ten kažką tai daro, o kitas ten kitam kambarį ten su visokiom vudų, žodžiu, okultinius ritualus atlikdavo. Taurai neatlieka kažkokių vudų ritualų, bet, Oi, negaliu, vienu žodžiu. Kam tu vis tai pasakoji? Prie ko čia pranašo tarnavimas ir šitas vudų okultiniai ritualai? Niekaip negaliu suprasti, vienu žodžiu. Tu žmonėm paaiškink, kodėl tu čia dabar tai pasakoji? Jisai buvo irgi žmogus, jis buvo pastoriaus sūnus, kurį galiausiai vienas tarnautojas išprievartavo. Ir jisai baisiausiai įsiskaudino. O kaip tu pasielgtum, kada tave išprievartautų, ar tu įsiskaudintum, ar ne? Vienas dalykas, tu pabandyk po tokio dalyko atleisti kažkam, tu net papasakot niekam negali. Pasižiūrėk, kiek daug yra moterų išprievartautų, ar jos iš karto atleidžia įsiskaudinusios, ar tai yra lengva, ar tai yra sunku? O tu kada nors turėjai
taurai, tokį malonumą, dvasinį išprievartavimą, kad tave bando išprievartauti. Yra dar toks dalykas. Žmonės todėl ir įsižeidžia ant jūsų, kad jūs būtent darot tokius dvasinius išprievartavimus. Nuėjo jau į satanizmą. Jis buvo atsitraukęs nuo bažnyčios, bet vėl sugrįžo pas Dievą ir po to vienas žmogus jį, su juo pasielgė. Ir jisai pasipiktino bažnyčią, jisai įsiskaudino, įsileido didžiulį nuoskaudą ir iš Dievo tarno pasidarė velnio, grynas velnio tarnas. Taigi, va ta riba tarp reiškia, netgi pranašo, jeigu pranašas turi pranašišką dovaną ir gali būti tikras pranašas, bet jeigu jis įsileidžia savo nuoskaudą. Tai taurai, tai dabar aš nesuprantu, tai aš pagal tave dabar jau ne satanistas, dabar čia jau kaip pranašas, ar kaip čia dabar suprantu, bet aš įsileidęs nuoskaudą. Nuoskauda buvo, aš dar kartą kartoju. Kaip ir pas tave buvo po Kastyčio, sakysim, irgi nuoskauda buvo. Bet po to tu susitvarkai, gyvenimas eina savo vaga, ten laikyti ant jūsų tas nuoskaudas, tai supranti, čia naisa. Gyvenimas nueitų, supranti, čia iš vis išprotėtum, žinai. Yra be šansų, žinai. Bet kalbėti apie jūsų nesąmonės, aš nežinau, kodėl aš turėčiau tylėti, kodėl kiti tyli ir nekalba. Mato nesąmonės jūsų, vaikšto su jumis, glėbėšiuojasi su jumis, broliais jūs laiko, vienu žodžiu, žinai. O čia man geras klausimas. Kaip jūs jiem įgrūdot į galvas, kad čia yra teisimas, tai yra negerai? Ne, tai nėra teisimas. Tai yra mes matom, kad ir pranašai, jiems būdavo pasakyta, eik, jiems sakyk, ir jie eidavo ir atskleisdavo. Lygiai taip pat mes matom ir apaštalai, lygiai taip pat Kristus eidavo tiesiai šviesiai ir sakydavo, jūs tokie ir anokie pabalinti grabai ir taip toliau. Paulius perspėjo, kad paskutiniais laikais bus tiek ir tiek tų visokių nesąmonių. Jie įeis į kur? Į bažnyčią. Ne per duris, o per langus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jūs įėjote. Jūs įsteigėt savo organizacijas ir žmonės dabar mato jūs ir galvoja, kad tai yra Dievo bažnyčia ir nieks nenori pas tokius eiti. Bet jūs nesate Dievo bažnyčia. Jūs esate kūniška organizacija. Jūs nieko bendro neturite su Dievu, vien tik tais tai, kad jūs kalbate Dievo žodį. Lygiai taip pat kaip yra būtent darė ir Senajam testamente, ir Naujajam testamente irgi naudoja Dievo žodį, bet realiai naudoja savo tikslams. Vat ką tu ir darai. Jis gali pasidaryti, arba net būtinai nuoskauda, klaidos dvasia, jis gali pasidaryti grynas velnio įrankis. Ir velnis jį gali naudoti. Tiesa? Va, taip vat, tiesa. Tai vat, tipo, mane naudoja velnias ir aš esu velnio įrankis. Tiesiogiai niekada nepasakys, bet vat namioką tą, vat, jisai labai gražiai palieka. Šaunuolis taurai, šaunuolis. Ir kadangi jame veiks antgamtinės jėgos, jisai gali tikrai, raganiai kitą kartą daugiau mato negu krikščionys. Ir tikrai, dvasinį pasaulį gali informaciją žinoti. Iš demonų, todėl kad prie kiekvieno žmogaus, prie kiekvieno iš mūsų yra prikabinti ne tik tai Dievo angelai, kurie mus saugo, bet ir demonai. Ir tyrinėja tavo gyvenimą, jie gali apie tave viską pasakyti. Galiausiai žino tavo praeitį, ypatingai kai tu buvai neišgelbėtas, jie viską apie tave žino. Ir jeigu tau pasakys kažkokį tai faktą apie tave, kažkokį tai, tu gali pasakyti, kad tik Dievas gali tai žinoti, bet ne, dvasinis pasaulis žino. Tiesa? Nesuprantu, kam tu šitą visą pasakei, kad tipo faktą pasako, bet tai dar nėra faktas, taurai. Daugelis žmonių žino tuos faktus, nes ne aš vienas žino tuos faktus. Tai, kad ypač kas buvo eklesijoje, mes su žmonėm kalbėdomės ir žinau, kad daugiau žino. Tai, kad būk ramus. Taigi sako, atsiras, kadangi pasipiktins daug kas, daugelio meilė, mes skaitome, kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Taip, taurai, meilė atšals, ypač tokiems melagiams kaip tu. O neteisumas įsigalėjęs, tu pasižiūrėk mano video, tu sakai, kad nežiūrint, tu pasižiūrėk, kiek daug teologinių pagal tave gliukų. Teologiniai gliukai dėl babkių, teologiniai gliukai, vis atsimenu,
tuos apaštalus iš Amerikos su vyresniuoju apaštalu ir apaštalų, kur jūs darėte veiksmus pranašiškus ir sukote savo megztinius, tai čia pranašiškas veiksmas, jeigu jūs mojuoja. Vienu žodžiu, čia irgi gliukas, ne? Ir stovėjai, mojavai kartu su Jolanta, jokių problemų nesą. Nu, gliukai, ne. Nu, aš suprantu, Taurai, suprantu. O kiek yra, sakysim, melų Biblijos išvartymų? Taurai, pasižiūrėk. Tikrai. Jeigu aš kažką neteisingai, galėsi man duoti pastabą. Taigi aš manau, kad šiandieną yra vienas pranašas, jisai turėjo tokį regėjimą ir jisai pamatė Jezabelės, kaip ten pavadino, požemį, kur, sako, susirinkę yra tikintieji ir guodžiasi vienas kitam. Palauk. O kur Jezabelė guodėsi kažkam? Taurai, gali parodyti man pagal Bibliją, nes aš kažkaip tai nepamenu, kad Jezabelė kažkam tai guodėsi. Jūs kažką čia jau bandot išvartyti. Kaip jie guodžiasi, kaip mane sužeidė, kaip mane tas sužeidė, kaip man tas tą padarė, o ten man tas tą pasakė, o man ten su tos O aš galvoju, o kurioje vietoje tenais, gal aš kažkur tai klystu, bet aš kažkaip tai neatsimenu tokių, kurie kas kam ką padarė ir kaip kas padarė toj istorijoje. Labai įdomi. Gal Taurai priminsi, nes aš kažkaip, nepamenu, iš kur tu tai trauki. O jeigu iš tikrųjų tas tam pridarė, tas to pridarė ir tas to pridarė, ir žmonės pasidalina tuo, tai kas čia yra blogo, aš nelabai suprantu. Ar to negalima daryti, Taurai? Kodėl negalima daryti? Jūs neatgailaujat, jūs nepapasakojat, ką pridarėt, o žmonės ateina ir pasakojas vienas kitam. Tai čia yra blogai? A, kad jūs pridarėt, tai yra gerai, o jiem jau pasakot apie tai, ką jūs pridarėt, tai yra jau negerai. Nu, žinai, logika geležinė. Ops, kažką pridariau ne to ir paspaudžiau ne ten. Įdomu, kur dabar aš pabaigiau. Gerai, tada galbūt aš pabaigiu ant 12 minutės, o po to išsiaiškinsiu, kur aš pabaigiau. Dėja, bet kažkaip netyčia nuspaudžiau ir, pratęsim toliau, aš to išsiaiškinsiu. Gerai, pakol kas tiek. Labai atsiprašau, kad nutrūko, kažkur kursorius užkabino ir grįžo atgal. Taigi, pratęsim toliau, aš visą tai atstačiau, klausom, ką jis toliau šneka. O man ten su tos ir tokiu būdu žmonės yra įpainiojami į tą nuoskaudų tinklą ir įdomu tai, kad kas yra šiandien klausosi šitų žmonių daugelis, kurie yra išėję iš bažnyčių įsiskaudinę. Šiandien yra daug suirusių bažnyčių, daug yra žmonių, kurie kažkur įsisklaidė. Klausimas vėl, eilinį kartą, Taurai, kodėl įsiskaudinę, kodėl išsisklaidė, kas dėl to kaltas, kas juos išsklaidė, ar aš juos įskaudinau, ar aš juos išsklaidžiau. Kaip tu sakai, skaldytojas. Palaukit. Taurai. Tu supranti, ką tu šnekė, ar ne? Tu pats save demaskuoji, kad jūs ten prisidirbė iki nežnieko, žmonės įsiskaudinę, jau net tu denominaciją pavadinai, jau kelintą kartą žinai, tai labai įdomi, žinai, įsiskaudinusių denominacijas, tokių pažeminimų dar tu jas pavadinai. Tai kodėl? Taurai, atsakyk pagaliau. Kodėl jų tiek daug? Kodėl jų tapo didžiausia denominacija? Žmonės nori atsakymo. Atsakyk.
Ir be abejo, jie tada prisimena, kaip su manim kažkas man ten kažką pasakė, o va ten manęs kažkaip nepastebėjo, o ten manęs nepamylėjo ir taip toliau. Aišku, kad mes visi nežinome, kas darosi kito žmogaus širdį, kad žmogus turi lūkestį, kad jam dabar kažkas ateis, kažką pasakys gero, o kas čia žino, o gal jisai atvirkščiai, o kadangi žmogus sėdi metime, tai bijai prie jo ir prieiti, nežinai, kaip čia prieiti dabar prie jo, kaip čia jam ką pasakyti, o gal, ir kas ten žmogaus širdį darosi. Ir iš tokių, žodžiu, velnės sukuria tiek visko, bet esmė tame, kad tie klaidingi pranašai, kai kurie sąmoningai, kai kurie nesąmoningai, jie pridaro daug malkų priskaldo. Tai Taurai, aš sąmoningai ir nesąmoningai tai darau. Ja? Vat šitus video darau ir taip toliau. Taurai, aš tai darau sąmoningai, aš suprantu, kad žmonės sėdi ir ne dėl tokių dalykų, kur tu pasakoji, yra įsiskaudinę, bet dėl jūsų melų, apgaudinėjimų, žeminimų. Ne konkrečiai tavo, aš nežinau, vienu žodžiu, bet tai, kas teko man patirti, ir žeminimus, ir iš tavęs dėja, ir iš kitų, ir tokių žeminimus, kurių aš net pasaulyje neturėjau. Net nepagalvočiau, kad bažnyčiose gali būti tokie dalykai. O tu čia nepriėjom dar kažkur, jūs tokie pukuoti ir taip toliau. Žinai, yra Teodoras Ostinas Sparksas, o ne Sparksas, o Artūras Kacas yra pasakęs, sako, jeigu nori pamatyti žemiausias bažnyčios būtent nuopolio vietas, sako, nueik į bažnyčią, tenais pamatysi, žinai, sako, gyvenime, sako, tai sako, nueik į bažnyčią, ten, sako, yra tokie dalykai. Ir jisai nesuklydo. Palaukit, kaip jis nepasakė, ne taip aš pasakiau. Jeigu nori pamatyti žemiausią žmogaus nuopolio vietas, tai sako, nueik į bažnyčią, ten, sako, ir pamatysi jas. Tai vat, čia aš pilnai sutinku. Kai aš atėjau, ten aš ir pamačiau didžiausias, šlykščiausias nuopolio vietas. Pirmoji bažnyčiai pamačiau pas pastorių šėtono akis. Antroji kova dėl valdžios, tokia, kad, net bloga darosi. O trečioji babkės. Babkės. Ir šmeižtai, jeigu kas nepaklūsta. Kaip jūs. Tai vat, kodėl jūs nekalbat apie tai, Taurai? O tik tais, mes nepažiūrėjom, nepakalbėjom, čia, žinai, tokie mes, nepastebėjom, tokie geručiai, o čia jie įsiskaudino. Taurai. Pasakok viską iki galo. Ir daug kas suvedžioja. Morkaus 13 skyriuje 22 eilutė. Nes atsiras netikrų Kristų, netikrų pranašų, jie darys ženklų ir stebuklų, kad suklaidintų įmanoma net išrinktuosius. Taigi vėlgi, klaidingi pranašai gali daryti ženklus ir stebuklus. Ir gali tai daryti Jėzaus vardu taip pat. Petro laiškas, 2 skyrius, nuo 1 eilutės. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražūtingų erezijų, išsigindami net jos atpirkusio viešpaties ir užtrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pražūtingais keliais ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Tai va, Taurai, kol tu nepradėjai šnekėti, o jeigu šitą eilutę atsukti į tave, atsukti visus tuos pastorius, kurie įžeidė ir padarė didžiausią denominaciją įsižeidusių, ar ne dėl jūsų yra piktžodžiaujama tiesos kelio, apie tai, ką jūs šnekat, kad jūs iškreipėt tą tiesą, iškreipėt Evangeliją, ar tai ne apie jūs šneka? Gal tu nori paklausyti mano būtent pamokslavimo? Gal tu rasi tenai, sakysim, kažkokį, supranti, iškreiptą žodį? Tu pasiklausyk, yra pilna. Taurai. Paklausimo, ką tu pasakysi apie šitą eilutę? Taigi mes matome, kad yra tam tikri dalykai, kad tikslas velnio yra, kad būtų piktžodžiaujama tiesai, kad tiesa būtų palaikyta melu, o ne tiesa.
Ir tu nori pasakyti, kad ta tiesa yra pas jūs bažnyčioje. Tik tai žmonės iš nuo tos tiesos, kurią jūs kalbate, įsižeidę pabėga. Nu, vat, logika geležinė. Iš godumo jie išnaudos jūs suktais žodžiais, be abejo yra ir ta pusė, kad yra tikrai yra tarnautojų, gali per juos veikti ženklai stebuklai, kurie iš tikrųjų trokšta pralobti. Tikrai tai yra, tikrai tu negali užginti, kad taip yra, bet vėlgi tu ne visą laiką žinai, netgi tas žmogus, kuris kalba labai daug apie finansus, tu nežinai, ar tikrai jo tikslas yra apvogti žmonės, nes tiesa apie finansus ir tikėjimas finansais yra be galo svarbus ir mokymas apie finansus, jisai yra reikalingas. Ir kai kurie žmonės yra tikrai patepti mokinti, kaip klestėti. Nes mes matome, klestėjimas yra dvasinis dalykas. Nu, va čia vat vėl jau prasideda vat klestėjimo evangelija, klestėjimas dvasinis dalykas. Nu, taip, dvasinis. Bet tai papasakok, tu Taurai daugiau, sakysim, kas tai yra klestėjimas, kad vieni klesti, o kiti nieko neturi, ane? Nu, tu vat, pavyzdžiui, nei dirbi, manau, nei dar kažkas, nu, aš nežinau, tikrai, Taurai, čia būtų iš mano pusės pletkas, bet, nu, vat, klausimas, tu dirbi kur nor ar ne? Ar tu išgyveni iš bažnyčios, vat, nu? Ir jeigu daugiau žmonių pas tave atsiras, ar tu didesnio atlyginimo nepasiimsi, tu vaikščiosi, važinėsi tokiu pačiu automobiliu? Na. Aišku, tai yra prielaida, bet aš tai netikiu, Taurai. Ir pats Kenetas Keiganas, jis labai daug mokino apie klestėjimą, bet pats jisai nebuvo godus. Bet užtat pas jį tenais lankėsi tiek godžių žmonių ir jis juos protegavo ir juos iškėlė, tai kad Taurai reikia ir apie tai šnekėti. Ir tavo dažnai minimas Kauplandas ir visi kiti būtent išėjo iš būtent Keneto Keigano. Pats jisai nebuvo tas žmogus, kuris troško savo. Ir tiesiog yra skurdo dvasia, yra skurdo demonai, kurie spaudžia žmonės. Ir mokymas, kaip išeiti iš skurdo ir kaip tikėti galiausiai Dievo aprūpinimu yra be galo svarbus ir reikalingas. Taigi, jeigu yra toksai mokymas, nes jis yra Biblijoje toksai, ir mes galime atrasti teisingoje vietoje jį pastačius. Tai jeigu teisingoje vietoje pastačius, kodėl aš taip ir negirdėjau nei vieno teisingo mokymo apie tai, kaip žmogų išlysti iš skurdo dvasios. Ne klestėti, o išlysti iš skurdo dvasios. Klestėjimo mokymas, jisai nėra biblinis mokymas. Iš karto galiu pasakyti. Tai yra, mes matom, sakysim, yra apaštalų darbų, sakysim, kada visi atiduodavo savo žemės, namus ir visiems padalindavo tiek, kiek jiem reikia. Kaip mes matom, ir Paulius surinkdavo iš tų, kurie jau buvo subrendę, būtent davimo ir gavimo santykiams, jie duodavo būtent tam, kad išlaikyti žmonės, kurie nešė Evangeliją. Ne? Tai yra, jie dalindavosi, pavyzdžiui, su stokojančiais Jeruzalėje, makedoniečiai davė, Achaja, sako, buvo pasiruošusi būtent tam ir taip toliau. O jūs čia prie ko? Su savo organizacijom, žinai, pasižiūrėkit, važiuoja mokintis Olga pas Duplantį, vieną iš didžiausių vagių, bet tu nieko jam nesakai. Taurai, ar tu nežinojai šito? Jūsgi susitinkat, bet jūs broliai sesės, viskas tvarkoja. Bet tu ne, tu taip nesielgi ir čia jau jų reikalas, aš neteisiu, nepasakysi. Melodija ta pati jau atsibodus. Bet jeigu mes galim kiekvieną dabar žmogų, kuris kalba apie finansus, jį priskirti, kad jis yra čia tik viskas, kas vyksta, tai yra tik taip apvogti. Aš sakau, kada aš prieš man įtikint, turbūt visi žmonės, kurie kažką girdi apie bažnyčią, jie visi tą patį turi tokią nuomonę. Čia viskas tik dėl pinigų, čia biznis geras, va Vatikanas biznis, o čia irgi biznis. Kai kur taip. Žmonės neįtikėję ir žmonės įtikėję ir pažinę Kristų yra du skirtingi
dalykai, šitą taurai. Tai yra, mes pažinę, perėję prie jūsų nesąmonės, pamatę, suvokę, turime faktus ir taip toliau. O tie, kurie netikėjo, taip, jie šneka taip, kaip tu sakai. Bet mes kalbam dabar, taurai, apie tai, kas vyksta bažnyčioje ir apie tuos negerus pranašus, netikrus vilkus. Ai. Bet nereikia sudėti visų į tą pačią vietą, nes mes nežinome visų žmonių motyvų. Jonas, dabar vėl aš apie meilę. 1 Jono laiškas, 4 skyrius. Nuo 1 eilutės paskaitykime. Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias. Vienas iš svarbiausių dalykų iš tikrųjų, ir turbūt tikrai tai, ko reikia šiandien bažnyčiai, tai yra dvasių skyrimo dovanos. Bet ištirti nebūtinai reikia su dvasių skyrimo dovana. Kartais žmonės, žinai, akivaizdus dalykas yra, bet reikia paklausti viešpaties. Ką Dievas sako? Vat, pavyzdžiui, kas ten kokią nors paleistuvystę, reikia Dievo paklausti, žinai, čia kaip, ar čia, o ką Dievas sako, o gal Dievo, gal čia gerai viskas yra. Yra akivaizdus dalykai, tiesa. Ir tu gali ištirti pagal vaisius. Blogi ar geri vaisiai. Nu ką, tai dabar vėl sustabdau, nes dar matau kažkur apie 12 minučių, kad nebūtų jisai per ilgas, šitą jungsiu prie 6 ar 7, jau aš dabar neatsimenu, ir po to padarysim paskutinį ir padarysim reziumą. Tai tiek.